2009 metais Lietuvoje įvykdyta 6500 vagysčių iš būstų. 80% teko butams pirmose aukštuose, gyvenamiesiams namams, sodo nameliams, sodyboms. Kiekvienas vagis žino, silpniausia vieta patekti į jūsų būstą yra plastikinis langas pirmame aukšte. Patekus į patalpas per langą ar balkono duris, galima daug greičiau ir saugiau pasišalinti nei išlaužus šarvuotas duris laiptinėje. Vidutinio sudėjimo vagis išlaužia standartinį PVC langą per 6 sekundės. Taigi, kol atvyks apsauga, jam lieka dar mažiausiai 1 minutė ir 54 sekundės pavogti tai, kas vertingiausia. $90 PVC langų yra užrakinami cilindro ir kaladėlės pagalba. Rankenos pasukimu cilindras užsklendžiamas už kaladėlės staktoje, fiksuojant lango varčią. Vagys išlaužia langą iš lauko, įkišę įrankį, iškeldami cilindrą iš kaladėlės. Per 10 metų 6 kartus nukentėję nuo vagysčių iš patalpų pirmame aukšte ir vis tuo pačiu būdu vagims išlaužus PVC langą ar duris sukūrėme efektingą ir paprastą apsaugos priemonę Lango sauga DEFAS. Lango saugas DEFAS tai kompaktiška mechaninės lango arba durų varčios apsaugos nuo įsilaužimo iš lauko priemonė. DEFAS valdomas sukiojant specialias užsklandas blokuojančias lango varčią. Šie įrenginiai pagaminti iš 5 mm storio plieno. Vienas DEFAS atlaiko 1800 kg spaudimą. DEFAS yra montuojamas ant visų 4 lango kampų, taigi langas tampa 3 kartus atsparesnis išlaužimui. DEFA galima įrengti greitai be išankstinio paruošimo ir ant jau sumontuotų langų ir durų. Lango saugą paprasta naudoti ir jis nereikalauja jokios papildomos priežiūros. DEFAS tinka visų tipų varstomiems langams ir durims. Tai pigiausia efektyvi langų ir durų apsaugos priemonė. Vagys dar nežino, jei ant lango sumontuotas DEFAS, jo neišlauši. Prieš įsibraudami į patalpas vagys seka objektą, apžiūri langus, duris ir jų apsaugą. Iš lauko defo nesimato, o specialus lipdukas ant lango tik dar labiau klaidina. Susidūrę su pasipriešinimu iš vidaus, vagis sutriks ir pasitrauks. Įsigykite lango saugą DEFAS ir jis patikimai saugos jūsų langus ir balkono duris nuo žaibiškos vagystės 24 valandas per parą.